Kiekvieną rugsėjį kalvarijiečiai švenčia miesto šventę. Šiemet šis renginys Šypsausi savo kraštui buvo neeilinis. Gyventojus sukvietė 15 amžiaus gyvosios istorijos festivalis. Tai Europos regioninės plėtros fondo Lietuvos Lenkijos bendradarbiavimo per sieną projektas Kultūriniai mainai, Žalgirio mūšio dabartis ir praeitis. Festivalis tai tik vienas iš ciklo renginių, kuriems Kalvarijos kultūros centras gavo finansavimą iš ES struktūrinių fondų. Vykdant projektą, Kalvarijoje jau vieši jaunimo iš Balstogės delegacija, kurie dalyvauja bendroje stovykloje su kalvarijiečiais, o taip pat ir festivalyje. Dieną prasidėjusi šventė Kalvarijos karališkame parke gyventojus kvietė susipažinti su senaisiais amatais. Meistrai demonstravo, kaip meno kūriniai gimsta iš medžio, stiklo, šiaudų, molio ir geležies. Norintys šiuos darbus galėjo ir patys išmėginti. Iškilmingąją šventės dalį pradėjo teatralizuota eisena per miestą, kurios dalyviai visus dar nesuskubusius į parką kvietė prisijungti ir kartu pagerbti Vytautą ir didžią jo pergalę. Šiandien Kalvarija pavirsta viduramžių miestu. Visi susirenka švęsti pergalės, prisimena senuosius amatus, juos demonstruoja, mokosi, žiūri, kaip tai buvo. Ir kalviai demonstruoja savo amatus, vitražistai, 15 amžiaus vitražą ir visi kiti amatininkai. Taip pat šiandien smuklėje viduramžių gali pasivaišinti visi kalvarijiečiai nemokamai. Grožėjosi visas miestas eisena, kurioje dalyvavo Kalvarijos savivaldybės mokyklos ir organizacijos įvairios, bendruomenės. Visiems susirinkus į parką po iškilmingo festivalio atidarymo, Kalvarijos, Marijampolės ir Balstogės vadovų sveikinimo žodžių eilė atėjo Kalvarijos mėgėjų teatrui Titnagas, kurio aktoriai šventės dalyviams buvo parengę misteriją garbėtą už Žalgirio laimėtojau. Teatro vadovas džiaugėsi vykdomų projektų ir galimybę prisidėti prie iškilmingo renginio. Nustebinti mūsų mylimą Kalvariją šiuo gražiu jubiliejum. Žalgirio mūšio 600 metų jubiliejum. Buvo galimybė susikurti gražius istorinius kostiumus, tai labai pakilo ūpas ir labai greitai mes šitą projektą daug rizikuodami ir gyvendinam. Čia mūsų tik tai pirmas blynas. Tikimės, kad nelabai bus prisvilęs. Kad neprisvilęs įsitikino visi, galėję pasijusti kaip viduramžių pilyje su dvariškių šokiais ir riterių kardų žvangėjimu. Vėliau šventės dalyviai buvo kviečiami pasimokyti ir įsilieti į viduramžių muzikos ir šokių sūkurį, laukė žaidimai ir ugnies šou. Taip pat karališkame parke buvo eksponuojami ir tarptautinio akmens skulptorių plenero metu sukurti darbai. Gražią šventę Kalvarijai dovanoja organizatoriai, žada, kad tai tikrai ne paskutinis įnašas į miesto kultūrinį gyvenimą.